Mažoji Himalaja. Vardas, kurio mėgstantiems Azijos virtuvę turbūt nereikia pristatinėti. Ir kurią, nepabijojęs blogo oro, nusprendžiau pagaliau aplankyti ir aš. Nes nuo Vokiečių gatvės čia labai netoli. Tad beveik nesušlapęs, aš jau Vingrių gatvėje, kur yra įsikūrusi Mažoji Himalaja. Tad sėdusi ir žiūrim, ką jie šiandien turi. Sriuba, vištiena, kokos ir kari padaže. Dienos pasiūlymas 8 eurai. Nėra čia apie ką galvoti, įmam pilną pasiūlymą. O jei mėsos nevalgot, žinokit, jie turi ir vegetarišką variantą. Sriuba paprasta, bet kažkuo žavi. Tiesiog geras sultinys ir daržovės. Bet labiausiai mane džiugina šitas nandonėlis. Man buvo taip gera, kad mintimis persikeliu į Glass sezono optiką, kur bandau įsivaizduoti, kokius saulės akinius kitam sezonui išsirinksiu. Užsukirtu, jeigu akinių jau reikia. Svajonės nutrauktos, kai ant mano stalo atkeliauja pagrindinis patikalas. Pamatęs vaizdą, vėl prisimenu dalyką. Na kaip, toks neišvaizdus maistas gali būti toks beprotiškai skanus. Aromatingas, turtingas skoniais. Žinau, kad dalis žmonių būtent dėl vaizdo jo nevalgo. Bet jei vis dar žiūrit, perlipkit per save. Tikrai, paragaukit šito gėrio. Gal tik kiek aštrumo pasigendu, bet turbūt reikėjo paprašyti gaminant. 8 eurų už tokį aromatą ir skonį? Velnias, per pigu, skanaus.